Labą dieną ir vėl keliaujam po mūsų, jau dabar su jumoru, kurie ukmergiečiai sako, po Dzinguliukų kraštą. Ir aišku, tikrai savo nuopelnų jokių neprisiemam. Visai turbūt nesenai matėte mūsų reportažą iš šitos vietos, koks buvo baisus čia sąvartynas, šiukšlynas, apjaukta, apšniaukta buvo. Ir jeigu tai Dzinguliukas mūsų ir reportažai jo nors kiek padėjo ir mūsų valdžios vyrai suskubo ir susitvarkė, tai labai ačiū jiem. O mes tik tai norim prie to paties prisidėti. Sakau, jeigu tai ir kažkiek tai gal mes padėjom, kad sutvarkėm tą, bet iš tikrųjų į tą užrašą labai norėtume visų ukmergiečių atkreipdėmėsi. Nu, kaip bebūtų, galim mes ir pakritikuoti, ir susitvarkyti, bet iš tikrųjų reikalingas ir geranoriškumas, tvarkant mūsų miestą, tvarkant miesto apylinkės. Nagi, patiem negražu po to vaikščioti po sąvartyną. Tuo labiau, kad nėra labai jau didelė problema. Turim ir konteinerių, turim ir prie namų, ir didelius konteinerius, ir išvežimą. Gal jau dabar susitvarkėm, nebešiukšlinkim, nes ir mum, ir tiem, kuriem nedzin norisi, ir tikrai labai prašom, nebešiukšlinkim. Aišku, ir tos didelės baudos, bet ir yra žmogaus sąžinė ir geranoriškumas. Nebeterškim mūsų gimtojo miestą, nes mum jame gyventi. Mum nedzin, kaip gyventi.